Labas! Ir vėl su jumis aš, Mažena, ir kalbėsiu eilinį kartą apie fiziką. Praeitą kartą gavau laišką su nuotrauka ir autorius prašė paaiškinti, kokį efektą jis ten stebi. Taip ir buvo sukurtas šis epizodas, kuris startavo nuo klausimo, kasgi bendro tarp muilo burbulų, povų, kompaktinių diskų ir teleskopų. Manau, kad ne kartą susimąstėte, kodėl muilo plėvelė žėri vaivorykštės spalvomis. Arba kodėl vyksta alyvos dėmės nusidažymas vaivorykštės spalvomis ant tokio drėgno asfalto. Arba kodėl balta šviesa apšviestų vabzdžių sparneliai atrodo tokie spalvoti. Manau, ne kartą kiekvienas iš jūsų susimąstė apie tai. Muilo burbulas tai plona plėvelė, tačiau jos storis skiriasi per visą paviršių. Mes žinome, kad matoma šviesa susideda iš įvairių spalvų, nuo raudonos iki violetinės. Ir kiekviena spalva turi tam tikrą bangos ilgį. Paimkime mums žinomas gerai spalvas, tarkim, raudoną, žalią ir mėlyną. Skirtingi kiekiai kiekvienos spalvos atsispindi nuo šio muilo burbulo paviršiaus. Mes galime išsiaiškinti, kodėlgi taip vyksta. Štai, mėlynos spalvos šviesos spindulys krenta į burbulo paviršių. Kaip matote, dalis bangos atsispindi nuo viršaus, o dalis atsispindi nuo apačios. Kita dalis praeina tiesiai pro šią vietą. Tai reiškia, kad burbulo plėvelės storis maždaug atitinka šį bangos ilgį. Taigi bangos, atsispindinčios nuo viršaus ir apačios, puikiai susilygina, siunčiant labai stiprų mėlyną signalą atgal į orą. Dabar tarkime, kad raudonos spalvos šviesos spindulys krenta į tą pačią burbulo dalį. Kadangi raudonos šviesos bangos ilgis yra ilgesnis, dalis atsispindinčios nuo viršutinio ir apatinio paviršių jau nesusilygins. Jos viena kitą slopins ir nesukurs labai stipraus raudonos spalvos šviesos atspindžio. Tačiau, jeigu burbulo plėvelė būtų kiek storesnė, tai raudonos šviesos bangos susilygintų, o mėlynos šviesos bangos viena kitą slopintų. Tada jau burbulas atrodytų raudonesnis. Taigi mes galime pavaizduoti, kiek šviesos atsispindi visame spalvų spektre. Šis burbulas turi daug mėlynos ir šiek tiek žalios. Ir labai mažai raudonos spalvos, todėl jis atrodo žalsvai mėlynas. Kadangi žinome, kokio ilgio yra šviesos bangos, mes galime pažiūrėti į burbulo spalvą ir taip nustatyti jo storį. Lažinuosi, kad niekada negalvojate, kad burbulų fizika gali būti ant tiek edukacinė. O dabar dar kartelį, bet šį kartą kiek daugiau fizikos. Kodėl ši burbulo dalis yra visiškai permatoma ir netrodo, kad atspindėtų šviesą? Na, mes galime atsakyti šios klausimus, bet pirmiausia turime šiek tiek pakalbėti apie plonų plėvelių interferenciją. Svarbu ir tai, kad iš skirtingų plėvelės vietų į akis spinduliai patenka skirtingais kampais. Dėl to bangos susitinka turėdamos tam tikrą eigos skirtumą, kuris priklauso nuo plėvelės storio. Bangos turi savybę, kad jos gali interferuoti viena su kita. Jeigu jos yra fazėje, tai reiškia, kad jų viršūnės sutampa ir dugnai sutampa. Taip jos sustiprina vieną kitą ir tą procesą mes vadiname konstruktyviąją interferenciją. Bet jeigu jos yra prieš fazėje, tai reiškia, kad vienos bangos viršūnės susilygina su kitos bangos dugnu. Ir taip panaikina jos vieną kitą. Mes vadiname tokį procesą destruktyviąją interferenciją. Tai ar tam tikro bangos ilgio ar spalvos šviesa konstruktyviai interferuos, priklauso iš dalies nuo kritimo kampo. Burbulai yra tamsiausi ten, kur jie yra ploniausi. Be to, jei atidžiai jūs stebėsite muilo burbulą, tai pastebėsite, kad jis tampa tamsus toje vietoje, kur plyšta. Kurie bangos ilgiai sustiprės ir kurie panaikins vienas kito, priklauso nuo sluoksnių storio. Ir šis storis visur skiriasi, todėl skirtingi šviesos bangos ilgiai skirtingos vietose sustiprėja arba susinaikina. Ir tai yra priežastis, kodėl matome skirtingas spalvas skirtingose vietose. Interferencija nuo plonų plėvelių paaiškina, kodėl kai kurios medžiagos, kai jas apšviečia saulės šviesa, atrodo tarsi keičiančios spalvą. Šios koncepcijos yra pritaikomas ir realiam gyvenime.
Dauguma optinių sistemų turi ploną plėvelę, kuri slopina tam tikrus bangų ilgius. Mes taip pat visada matome plonas plėvelės gamtoje. Pavyzdžiui, vabzdžių sparnai yra puikus pavyzdys. Paukščio ar drugelio paviršiuje nėra plonos muilo ar lako plėvelės. Tai kas ten vyksta, ne? Mes vis tiek matome interferenciją, bet ją iš tikrųjų sukelia mažytė paviršiaus struktūra, esanti ant paukščio, drugelio, vabalo ar kitų gyvūnų odos ar plunksnų, į kurias mes žiūrime. Dar vienas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, tai yra optinės dangos. Plonytės laboratorijoje sukuriamos medžiagos, kurios padeda valdyti šviesą. Šiuo atveju aš turiu omeny lazerius. Ir kokiagi problema yra lazeriuose? Kurdami galingą lazerį, mes turime kažkokiu būdu suvaldyti spinduliuotę, jeigu norime ją panaudoti, ką nors pjaustant, deginant ir panašiai. Ir kad sukurtume optinius elementus, kurie nebūtų pažeisti tokios energingos spinduliuotės, mums reikia ją valdyti, reikia išmokti tą daryti. Ir tai yra viena iš fizinių technologijos mokslų centro, tai yra FTMC, lazerinių technologijų skyriaus, optinių dangų laboratorijos vadovės, daktarės Linos Grinavičiūtės vystomų tematikų. Kaip padaryti optinės dangas, kuo atsparesnės lazerinės spinduliuotei. Na ir pabaigai klausimas, toks testukas, ar praėjot gerai šį epizodą. Koks reiškinys paaiškina alyvos dėmės nusidažymą vaivorykštės spalvomis ant drėgno asfalto? A. Interferencija. B. Difrakcija. C. Dispersija. D. Šviesos atspindys. Aš tikiuosi, jūs jau išmokot šią pamoką ir žinote atsakymą. Ir jeigu jums patinka šis video arba fizika aplamai, prašau prenumeruokite. Taigi, mielieji, ačiū Jums, kad žiūrėjote. Tikrai noriu kurti vaizdo įrašus apie tai, kas Jums patinka. Todėl, jeigu turite idėją, kuri Jūsų manimų būtų įdomi, prašau drąsiai pasiūlyti ją komentaruose, o visi kiti peržiūrėkite komentarus, prabalsuokite už mėgstamiausias idėjas, kad žinočiau, kurios iš jų yra populiariausios. Taigi, tokia būtų trumpa fizikos paskaita. Iki kito karto. Iki.